Atviro dangaus aplankymas ateina į Pietų Korėją. Taigi palaiminti žmonės. Šiandien rugpjūčio 18 diena, 2024 metai. Ateinu pas jūs tiesiogiai iš būstinės čia Nairobyje. Į visos 4 pasaulio pusės. Viešpats prakalbo su manim šią praėjusią dieną, 17 rugpjūčio 2024 metų. Labai rimtas pokalbis, labai galingas pokalbis. Tame pokalbėje viešpats Visagalis paėmė mane visą kelią į Aziją. Dabar pat yra misijos viešpatės į Aziją. Viena iš jų, pirmoji į Pietų Korėją. Po to misija Taivaną. Ir po to po Taivano turime misiją Europoje, Suomijoje. Ir po Suomijos turime didelę misiją Italiją, po Italijos turime Indiją. Bet viešpats Visagalis šią praėjusią dieną, 17 rugpjūčio 2024 metų, jis prakalbo su manim popietę apie misiją į Pietų Korėją. Apie misiją į Aziją. Pietų Korėja yra ta, kur yra kita mūsų misijoje. Ir tame misijoje viešpats paėmė mane į tą tautą. Ir kai mes atvykome tą tautą, viešpats parodė man daugybę pastorių, kurie atėjo susitikti su manim. Pastorių iš Pietų Korėjos. Po to jie paėmė mane parodyti man susirinkimo vietą. Ir kai pažvelgiau susirinkimo vietą, dabar žmonės tik tai buvo pradėję rinktis. Atrodė kaip atviras stadionas ta vieta, nes galėjau matyti žolę taip pat. Sako, bet yra atvira vietovė ir žolė. Ir tuomet po to, kai viešpats Visagalis atvedė mane į tą vietą, į tą susirinkimą, tą momentą, kai jis atvedė į susirinkimą, mano vieno pasirodymas toje vietoje, kai aš tik atvykau, ateina vėjas, kuris sklinda iš kairės į dešinę ir tuomet staiga atsidaro dangus ir lietus pradeda lyti. Ilgi lietaus lašai krentantys. Viešpats Visagalis prakalbo šiandien labai galingų būdų. Ir aš įrašau tai šiandien, dokumentuoju šiandien šią pranašystę. 18 rugpjūčio 2024 metų. Ir viešpats pasakė, kad viename susirinkimų, nuo vien pasirodymo atvykimo ten, viešpats Dievas Tėvas danguje, matantis mane atvykstantį ten, atvers dangų ir atneš staigų lietų. Taigi Dievas Visagalis žada žemę šią dieną, žada žemę monumentinį aplankymą, monumentinį paties Dievo aplankymą. Paties Dievo aplankymą. Tai yra rimtas dalykas, palaiminti žmonės. Ir tuomet po to aš prabudau. Vėl mane užmigdė. Ir tame viešpats Visagalis parodė man susirinkimą Azijoje, kai atvykau į tą šalį, bet tuomet jisai pakėlė mane į debesis. Ir tiesiai iš viršaus, žiūrėdamas iš debesų žemyn, Dievas aplankys iš dangaus į žemę, tiesiai į žemę. Tuomet jis parodo man, kaip jo aplankymas ateis į žemę. Kitais žodžiais, yra aplankymas Dievo, kuris ateina į žemę. Dievas ateina aplankyti žemę. That he has prepared for this generation, for the church of Christ, that they may not enter the lake of fire.
Kristaus but enter the glorious eternal ugnies kingdom ežerą, of God. kad įžengtų šlovingą And amžiną so they Dievo are giving a karalystę. prophecy that the Lord Almighty Taigi duodu has pranašystę, kad commanded me Viešpats to visagalis command heaven to open in įsakė South man Korea. įsakyti dangų atsiverti That Pietų when I Korėjoje, arrive there, my mere kad kai presence, atvyksiu ten mano vien by the pasirodymas, authority pagal conferred valdžią, upon me by the Lord, kuri man nuo God the Viešpaties Father in duota, heaven Dievas Tėvas danguje will open heaven and atvers rain will dangų fall and they are ir falling like lietus these drops within the wind. iškris. Drop, breaking drops, broken drops like this, long drops, tall drops falling like this. They are falling. Beautiful situation, blessed. Graži situacija, palaiminti žmonės. So God Almighty has Taigi spoken Dievas to this visagalis generation prakalbo su manim, that the Messiah is kad coming. Kristus grįžta. This has been a trend now in a Tai buvo cascade tokia that tendencija, has tai moved from tapo Kenya here tendencija. when I have commanded heaven to open and heaven has instantly obeyed. All the way to Lagos, Nigeria. Sako, nuo pat Lagoso Nigerijoje, When I commanded kai heaven to sakiau open, dangų atsiverti, all the way to Lima, iki Peru, Limo Peru, Limoje Peru, and then to Belém in tuomet Brazil, Belėme Brazilijoje, and then all the way to taip pat Ahmednagar in Ahmed India, Nagare Indijoje and also ir taip pat in Puerto Ordaz, San Puerto Felix Ordaz in Venezueloje. Venezuela. And now he's saying South Korea. Ir dabar There jisai is a sako message Pietų the Lord Korėją. is speaking to this generation. Tai yra žinutė, kurią Viešpats kalba šitai Constantly kartai, revealing us to you apreikšdamas that you mus may jums, know that time has come to kad prepare the way for the kad coming atėjo of the Messiah. laikas pasiruošti That šlovingam the Kristaus messenger that atėjimui. was promised in the book of Malachi, Kad pasiuntinys Malachi pažadėtas chapter 4 Malakijo is here knygoje, now. 4 skyriuje, and that he jis has yra come with a čia. tremendous message of preparing the Jis way for the atvyko su glorious didinga coming of the žinute, Messiah. pasiruošimo That the nations šlovingam may prepare, the Kristaus Messiah atėjimo is coming. žinia. Those who have ears, please Tie, kurie turite ausis, hearken prašau, to what the Spirit of the Lord has said. And it klausykite, shall be known ką Viešpaties dvasia that the sako, mouth of the Lord God ir Almighty bus has žinoma, spoken. kad Viešpaties Todėl Dievo burna shalom. prakalbo. Todah Haverim, Baruch Hashem Adonai. Todah Rabba. Leikrao. Thank you.